Sveiki, esu Vytautas, Odžim Musankas treneris. Bandysim šiandien parodyti tokią iš bazinių nugaros treniruotę, kurią būtų galima taikinti daugiau mažiau visiems sveikiems vaikinams vyrams, kurie neturi jokių sveikatos bėdų. Šios treniruotė bus skirta vis tiek jėgos auginimui, masės auginimui. Ką aš čia darau dažniausiai po varžybų. Ir tiesiog auginsim jėgą. Pradėsim nuo bazinių pratimų, tokių kaip prisitraukimai iš rankos, trauka, hatelio trauka. Tai reiškia, bus 3 baziniai pratimai, techniką parodysiu, pakartojimo skaičius bus surašytas. Tai vėlgi nepamirštam, kad tai yra gan individualu. Aš save skaitau pažemus atletą, aš darau didesnį kiekį su didesniu svoriu. Nepamiršti įvertinti savo teisingai jėgas ir akcentuojam atlikimo techniką. Pirmas pratimas būtų tokia kaip bazė prisitraukimai plačiai, trauksimės prie krūtinės, akcentą žiūrim viršų ir stengiamės prisitraukti prie krūtinės, kuo mažiau spirituojam. Kas nepadaro bent 10 prisitraukimų, vėliau parodysiu techniką, kad galėtume daryti su pagalba. Tiem, kas negali padaryti dėl kažkokių tai priežasčių, pridaro svorio, tiesiog naujo, kai esam pradantis, visados galime pasakyti arba suliuką, arba kaip šiuo atveju atsiremtant visada štangos kojytę. Pirmą pratimą padarėm prisitraukimų plačiai, antras norėčiau įsikrauti truputėlį nugaros apačią ir vidurį, reiškia, kad traušim tosią į pilvą, labai svarbus akcentas įkvėpti, kai traukiam. Nes jeigu mes pradėsim iškvėpinėti, pradėsim kuprintis ir trauksim ne iš nugaros, o jau išjudėsim iš liemens. Važiuojam. Kas liečia pakartojimų ir poilsių skaičių, vėlgi yra labai individualu. Aš labiausiai pajaučiu nugarą, kai aš turiu 10-12 pakartojimų, nepaisant to, aš ruošiuos varžybom, aš auginu, pavadinkim, tą nešvarią masę. Bet kiekvienam vėlgi tai yra individualu, kiti pajaučia didinę svorį, daro piramidę. Iki tik 6 pakartojimų galbūt. Esmė, dirbant su dideliu svoriu, nepamirštam, kad reiktų prieš treniruotę padaryti gerą apšilimą. 2 pratimus padarėm, aš dariau prisitraukimų 4 po 10 ir horizontalų su trauką 4 po 10, kaip neužmigsiu daugiau pakartojimų, taip aš pajaučiu nugarą. Sekantis pratimas bus pasilenus traukti štangą į pilvą, vėlgi imam plačiai, dėmesio kas nepratė, duotų prašykį trenerių pagalbos, kad pažiūrėjau parodytų, kaip atsistoti taisyklingai. Jeigu skauda nugarą, pajaučiam dėgimą nugaros apačioje, visada bus didelis. Tai 3 bazinius pratimus, tokius gan sunkius jėgos padarėm. Aš juos mėgstu dar rekomenduoti 1 arba net daugiau 2 pratimėlius, kam trūksta išilgio, ar ten nugaros vidurio, ar nugaros apačios. Aš šiuo atveju šiandien imsiuos 1 pratimą, trauksim iš tos už galvos. Aš kadangi man labai yra pasiruošimas prieš varžybas, darau tai nedidelę amplitudę, tiesiog išdirbiu užpompavimą paskutinio pratimą. Šiandienos treniruotė nugaros treniruotė baigta.
vėlgi nepamirštam, kad nereikėtų aklai sekti pakartojimų skaičiaus, ką aš dariau, pasakiau, kiekvieno pratimų po 4 serijas, po 10 pakartojimų, pristaikom individualiai pagal save, arba klausom trenerių, arba kaip sakė. Ačiū Sporto Bulvarui už šitą dieną.